Kelsey Fay gimė 1987 metais Viskonsine. Darželyje jis susitiko su savo geriausia drauge Jamie Graham ir nuo to laiko jos visada buvo kartu. Jos baigė Monroe vidurinę mokyklą, o Kelsey buvo apibūdinama kaip drovi introvertė mergina, nepaisant to, ji buvo labai linksma. Ji dainavo ir šoko, turėjo gerą humoro jausmą ir visi ją mylėjo. 2006 metais vasarą Kelsey tėvai nusprendė persikelti į Nebraską, kad būtų arčiau Kelsey mamos tėvų. Kelsey ir Jamie kasdien kalbėjosi telefonu po to, kai ji persikėlė ir ne kartą buvo susitikę. Nebraskoje Kelsey sutiko vaikiną vardu Alex Young, kuris buvo Nebraskos armijos narys. Jiedu persikėlė gyventi į namelį ant ratų, kad galėtų sutaupyti pinigų. Namelis ant ratų stovėjo atokiau ir jį buvo gan sunku rasti, nebent žmogus žinojo apylinkės. Vieną lemtingą vakarą Kelsey paskambino Jamie pasikalbėti apie savo kelionę į Viskonsine, kurią jos ilgai planavo ir laukė tos dienos, kada jos vėl susitiks. Jamie tuo metu žiūrėjo filmą su savo vaikinu, todėl ji atmetė Kelsey skambutį, ko iki šiol ji gailisi. Ta diena Kelsey grįžo iš darbo apie 5:30 vakare, o vėliau kaimynai matė, kad ji vedžiojo savo šunį apie 9 valandą. Kelsey savo vaikinui nusintė žinutę apie 1 valandą ryto, o po kelių valandų pora žmonių išnešiaudami laikraščius pastebėjo dūmus sklindančius iš Kelsey namų ir paskambino 911. Maždaug 4:30 ryto namelis ant ratų liepsnojo. Visa galinė namo pusė, kurioje buvo miegamieji, degė atvira liepsna. Gaisras buvo toks stiprus, kad kaimynai buvo priversti stovėti atokiau, kai ugniagesiai atvyko gesinti gaisro. Kai gaisrą pagaliau pavyko suvaldyti, jau buvo per vėlu. Kelsey kūnas buvo rastas ant grindų koridoriuje prie jos miegamojo, o jos mylimasis šuo buvo rastas negyvas svetainėje. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad tai tik atsitiktinė mirtis nuo gaisro. Jų namelis buvo senesnis ir turėjo sugedusią krosnį, kuri galėjo sukelti gaisrą. Atlikę tolesnius tyrimus, jie pastebėjo, kad Kelsey kūnas nebuvo taip sudegęs, jei gaisras ją pražudė. Tada jie manė, kad taip atsitiko dėl apsinuodijimo dūmais, tačiau skrodimas įrodė, kad šis spėjimas taip pat buvo neteisingas. Jie pamatė, kad ant Kelsey kūno buvo sumušimų, sulaužyta nosis ir ji turėjo galvos traumą. Ne tik tai, bet ir buvo rasta, kad ji buvo pasmaugta. Taigi, mergina buvo negyva dar prieš prasidedant gaisrui. Taip pat neaišku, kaip mirė jo šuo ir kodėl jis buvo rastas taip toli nuo jos kūno. Pranešus Kelsey šeimai, jos motina paskambino Jamie mamai ir papasakojo, kas nutiko. Tyrėjai leido manyti, kad kas nužudė Kelsey tikriausiai ją pažinojo. Manoma, kad tas žmogus, kas ją nužudė, netrukus padegė namą, kad nuslėptų savo nusikaltimą.